Labadiena, su jumis Raimondas Zaborė ir Zaborės naujienos. Šiandien į Klaipėdos universiteto ligoninę atvyksta sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Vadovybei tai itin svarbus vizitas, o politikams, žurnalistams ir visuomenininkams reikia gauti leidimą. Pradėsiu nuo 2 Klaipėdos universiteto ligoninės darbuotojų vidinėje grupėje paskelbtų pranešimų. Pirmajame darbuotojams pranešama, kad rytoj, tai yra šiandien rugpjūčio 20 dieną 13 val. Į Klaipėdos universiteto ligoninę atvykstantį sveikatos apsaugos ministrą Liną Kukuraitį. Nurodoma, kad vizito metu bus kalbama apie didesnių centrinio biudžeto lėšų skirimą ligoniniai. Ir tada sakinys, kuris vertas atskiro rėmelio. Vadovybei tai itin svarbus vizitas siekiant užsitikrinti didesnės ateities investicijas į ligoninę. Tai yra vadovybei svarbu. Neparašyta, kad pacientams, gydytojams, slaugytojams ar rezidentams. Vadovybei. O antrajame vidinėme pranešime tonas jau visai kitoks. Cituoju, taip pat direktoriai primena, kad pastebėjus įvairius visuomenininkus kabutėse, filmuojant, įrašinėjant ar kalbinant pacientus apie jų patirtis skubios pagalbos skyriuje, tokie svečiai būtų mandagiai ir ramiai išprašyti lauk. Svečiai taip pat kabutėse. Ir dar, be iš anksto suderinto leidimo, jokie žurnalistai, politikai ar visuomenininkai negali savavališkai rinkti medžiagos klinikoje ar ligoninės teritorijoje. Štai čia ir prasideda didžioji tragikomedija. Jokie politikai, o ministras ne politikas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis yra ne tik politikas, bet ir Seimo narys. Tik štai šis politikas rytoj labai laukiamas. Kodėl? Gal todėl, kad atvyksta netuščiomis, bent jau simbolinė prasme. Už jo nugaros yra valstybės sprendimai ir visuomenės pinigų kapšas, iš kurio Klaipėdos universiteto ligoninė tikisi didesnių investicijų. Jeigu to kapšo nebūtų, kyla satyrinis klausimas. Bet visai pagrįstas klausimas. Ar ministras irgi nepatektų į kategoriją politikai, kuriems pirmiausia reikia administracijos leidimo? Nes rugpjūčio 12 vakarą, kai filmavau realią situaciją ligoninėje skubios pagalbos skyriuje, į vietą mano kvietimu atvyko kita politikė, Klaipėdai atstovaujanti Seimo narė sveikatos reikalų komiteto narė Lina Šukytė Korsakė. Jie atvyko ne pinigų dalinti, jie atvyko pamatyti. Ir todėl klausimas ligoninės vadovybei lieka. Ar Seimo sveikatos reikalų komiteto narė, norinti savo akimis pamatyti, kas vyksta viešojoje ligoninėje, taip pat pirmiausia turi prašyti jūsų leidimo. Ir čia turiu pasakyti dalyką, kuris mane labai maloniai nustebino. Vakar turėjau galimybę betarpiškai pabendrauti su sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu. Pokalbio metu supratau, kad ministras yra pakankamai gerai informuotas apie situaciją Klaipėdos universiteto ligoninėje. O aš turėjau progą jo turimą informaciją dar šiek tiek papildyti. Taigi, šiandien į Klaipėdos universiteto ligoninę panašu atvažiuos ne žmogus, kuriam galima pradėti pasakojimą nuo pirmos skaidrės apie tai, kaip viskas nuostabu. Ir tai gera žinia. Žinoma, šiandien atvyksiu ir aš. Norėsiu pabendrauti su ministru ir išgirsti jo nuomonę jau po vizito ligoninėje. Ir labai tikiuosi, kad ligoninės vadovybei 4 kartą nekils noras kviesti policiją manęs išvesti. Nes 4 kartas jau būtų nebe konfliktas. Čia jau būtų nemokama Zaborės naujienų reklaminė kampanija. Gal net reikėtų padėkoti rinkodaros skyriui. Na, o dabar šiek tiek satyros. Šiandien didžioji diena. Atvažiuoja ministras. Vadovybei vizitas itin svarbus. Gal balti chalatai bus dar baltesni, koridoriai dar tiesesni, o problemos bent kelioms valandoms tvarkingai sudėtos į stalčius. Direktoriai priekyje,
Vadybininkai iš paskos. Ministrė, prašom, štai mūsų ligoninė, gal jums dar rankelę pabučiuoti. Tik gink Dieve, koks gydytojas neprasitartų, kas neveikia. Gink Dieve, slaugytoja nepasakytų, kiek žmonių realiai trūksta. Gink Dieve, rezidentas nepradėtų pasakoti apie darbo krūvius ir 1400 eurų algą. O pacientas apie tai, kiek valandų laukia pagalbos, o gal dažnai ir nesulaukia. Ir dar blogiau būtų, jei ministras imtų ir nuklystų nuo vadovybės suplanuoto maršruto. Todėl vakar ministrui labai primygtinai pasiūliau vieną paprastą dalyką – pasivaikščioti po Klaipėdos universiteto ligoninę be ligoninės vadovybės palydos. Nueikite ten, kur pats norėsite, pasikalbėkite su pacientais, su slaugytojais, su gydytojais ir rezidentais. Be direktoriaus šalia, be vadybininko už nugaros, be administracijos ausų, paklauskite paprastai, kas šioje ligoninėje vyksta, kas yra blogai. Ir tada tiesiog leiskite žmonėms kalbėti, nes tikroji ligoninės būklė matuojama ne tuo, ką ministrui per oficialų vizitą papasakoja direktorius. Ji matuojama tuo, ką pasako darbuotojas, kai direktoriaus nėra kambaryje. Ir dar vienas dalykas, kurį šiandien noriu pasakyti viešai. Vakar teko bendrauti su įvairių institucijų ir įstaigų vadovais, todėl noriu labai aiškiai užkirsti kelią bet kokioms interpretacijoms. Aš neatstovauju jokių lobistų interesams, neatstovauju taip pat ir Kauno klinikoms, neatstovauju jokiai konkuruojančiai ligoniniai ir nevykdau kieno nors užsakymo. Man svarbus vienas svarbiausias klausimas – viešasis interesas. Žmonių interesas, Klaipėdos ir viso vakarų regiono. Žemaitijos žmonių interesas turėti stiprią, saugią, profesionaliai ir skaidriai valdomą universiteto ligoninę. Ir jeigu kas nors mano, kad klausimai apie milijonus, pacientų saugą ar ligoninės valdymą būtinai turi turėti kažkokį užsakovą, tai gal daugiau pasako ne apie klausimų autorių, o apie sistemą, kurioje įprasta ieškoti, kam tai naudinga, užuot atsakius į klausimą, ar tai naudinga pacientui. O štai skaičių išprašyti lauk šiandien nepavyks. Pačios Klaipėdos universiteto ligoninės 2025 metų dokumentuose 72 nepageidaujami įvykiai. Iš jų 3 labai didelės žalos, 1 didelės, 46 mažos, o 16 labai mažos žalos. Tik 6 registruoti kaip žalos nesukėlė įvykiai. Pacientų gerovės tarnyba nagrinėjo 554 pacientų ir jų artimųjų neklinikinio pobūdžio skundus, pretenzijas ir prašymus. O dar 55 klinikinio pobūdžio skundų atvejus nagrinėjo klinikinio valdymo tarnyba. Pačios ligoninės dokumentuose kalbama ir apie neracionalų ir neatsakingą antibiotikų skirimą, esant aukštam C dificile teigiamų rezultatų skaičiui. Ši bakterija yra galinti sukelti sunkų žarnyno uždegimą, o sudėtingais atvejais ir gyvybei pavojingas komplikacijas. Ir dar finansai. 2025 metus ligoninė baigė su maždaug 4 milijonų eurų deficitu. Trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo iki maždaug 26 milijonų eurų, o mokėtinos sumos tiekėjams iki maždaug 12,5 milijonų eurų. Todėl papildomų investicijų ligoniniai tikrai gali reikėti. Bet kartu reikia pasakyti, kaip valdomi jau turimi pinigai. Taigi, šiandien rugpjūčio 20 dieną, 13 val. Klaipėdos universiteto ligoninė. Primenu viešai. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis čia lankysis. Manau, atsiras ir klaipėdiečių bei kitų regiono gyventojų, kurie norėtų ateiti ir pasikalbėti su ministru.
Tik labai prašau pagarbiai, be triukšmo, netrukdant pacientams ir medikams. Nes mums nereikia spektaklio, mums reikia tiesiog atsakymų. O ministrė, jeigu šiandien pavyks bent trumpam pabėgti nuo oficialios palydos, eikite ten, kur jūsų galbūt neplanavo nuvesti. Klausykite ne direktorių, klausykite žmonių. O aš po vizito labai norėsiu paklausti, ką pamatėte ir išgirdote jūs. Ir ar po to, ką pamatėte ir išgirdote, Klaipėdos universiteto ligoniniai pirmiausia reikia dar vienos milijoninės injekcijos. Ar vis dėlto nepriklausomo finansų, valdymo ir pacientų saugos audito bei ligoninės vadovybės nušalinimo. Nes mano nuomonė, Klaipėdos universiteto ligoninė nėra vadovybės reprezentacinė salė. Tai mūsų regiono žmonių ligoninė. Ir būtent jiems jį pirmiausia turi tarnauti. Iki pasimatymo šiandien Klaipėdos universiteto ligoninėje. Tikiuosi, šįkart be policijos.